Sveiki, mėly bičiuliai, jums sveikinas Jaunimo naujienos. Norėčiau padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Susikūrėme Jaunimo naujienų anketą Patreon platformoje, tad jeigu norite ir galite prisidėti prie laidų kūrimo mus paremdami finansiškai, tapkite Jaunimo naujienų laidos sekėjais Patreone. Taip pat prisidėti finansiškai galite tiesioginiu bankiniu pavedimu, pervesdami lėšas į banko sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtį auka. Nuorodas paliksiu vaizdo įrašo aprašyme ir komentaruose. Šią savaitę netruko svarbių įvykių. Premjeras pranešė, kad bus siekiama visuotinio nekilnojamo turto apmokestinimo. Tačiau žmonės labai greit sujudo. Raimondas Šimaitis savo Facebook įraše pranešė, kad planuoja organizuoti mitingą prieš visuotinį nekilnojamo turto mokestį. Tačiau renka statistiką, kiek žmonių galėtų jame dalyvauti. Ir taip nuspręs, ar apsimoka jį organizuoti. Pasidalinome jo įrašų laidoje ir paprašėme šio įrašo pasidalinti ir parašyti, kad sutinkate mitingę dalyvauti. Šis vaizdo įrašas Jaunimo naujienų kanale sulaukė didžiulio susidomėjimo. Daugiau nei 21 000 peržiūrų, daugiau nei 3 000 patiktukų. Na ir ką? Sveikinimai visiems aktyviems žmonėms. Penktadienį Raimondas Šimaitis savo Facebook sienoje pranešė, kad protestas bus. Raimondas rašo, kad kvietimas į protestą dėl nekilnojamo turto mokesčio sulaukė daugiau nei 322 000 peržiūrų. Iš jų net 37 000 žmonių parodė susidomėjimą. Kitą savaitę Raimondas Šimaitis planuoja suderinti tikslą protesto datą, tad sekime įvykius. Jaunimo naujienos taip pat pasidalins šią žinią. Šią savaitę buvo parodyta Bučioji Rūta laida, kurioje dalyvavo 21 metų tautinių dainų ir dainuojamosios poezijos atlikėjas Adrijus Alminas. Šioje laidoje buvo diskutuojama, ar Lietuvos jaunimas pasiryžęs ginti tėvynę. Taigi, Adrijus neseniai gavo šaukimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą. Tačiau yra atviras, nei mokytis karybos, nei ginklų ginti Lietuvą jis nenori ir nežada, esą tai prieštarauja jo pasaulėžiūrai. Kaip ir sakiau, pradėkim nuo mūsų jaunimo. Akis į akį. Labas vakaras, Adrijau. Sveiki. Malonu matyti. Kiek pačiam metų? 21. 21. Kiek žinau, esi dainininkas? Taip. Dainininkas, gerai. Gavai šaukimą? Taip. Ką darysi? Laukia dar. Galvoji, ką daryt? Taip. Kaip elgtis? Nesinori? Ne. Kodėl? Labai myliu Lietuvą. Kultūrą, tradicijas, žmonės, gamtą. Bet pačioj Lietuvoje matau, kaip didelis nutautėjimas vyksta. Vaikai dainuoja angliškai, televizijai dainuoja angliškai. Gamtą niokoja, miškus pjauna, veža į užsienį. Tai iš tikrųjų man net filosofiniai klausimai ateina, ką ginti. Jeigu nebėra tradicijos miršta, kalba miršta, tarmės iš vis jau labai smarkiai miršta. Tai tu nematai prasmės? Ar kaip? Ne, prasmę matau, bet turiu omeny, kad ne tik teritoriją reikia ginti, o reikia ginti ir visą praeitį, mūsų istoriją ir tradiciją. Na ir vaikinas susilaukė puolimo. Štai Mykolas Katkus įkėlė jo nuotrauką ir užrašė ant jo veido užrašą Vata. Jis rašė: tai štai Lietuvai svarstant apie gynybą, Vatniko Adrijaus įleidimas į populiarios laidos savireklamą, teisantis Aš tik klausiu klausimus, tokia paties lygio šudukas. Gal norite kitų pavyzdžių, kokių tik klausiu klausimus temų galima sugalvoti? Rūta Mikelkevičiūtė, nebejoju tavim, bet čia labai stiprus šūvis pro šalį, kurio naudosis ir jau naudojasi Lietuvos priešai. Čia ne ta tema, kur visos nuomonės vienodai validžios. Reikia pripažinti klydus ir sustabdyti žalą. Puolimo susilaukė LNK laidos Bučiojų Rūta laidos prodiuserė ir vedėja Rūta Mikelkevičiūtė, kad į laidą buvo pakviestas tarnybos vengiantis atlikėjas. Ji teigia, kad laidos kūrybinė grupė mano, kad dabar kaip tik yra pats metas kalbėti apie tai, kas dažnai nutylima. Ypač, kol galime daug ką pakeisti, šviesti visuomenę, ypač jaunimą, didinti tarnybos patrauklumą, daugiau kalbėti apie kariuomenės veiklą ir piliečių pareigą ginti tėvynę. Nes tik diskusijoje galime pamatyti, kokios pozicijos visuomenėje egzistuoja ir ką mąsto dalis jaunuolių. Tačiau vaikinas susilaukė didžiulio palaikymo. Adrijus prieš kelias dienas pasidalino Juozo Erlicko eilėmis, kurias jis padainavo dar sausio mėnesį. Pasižiūrim. Čia šautuvas karalius valdomus, nenoriu būti aš kareivis, mama. Aš noriu, mama, grįžti į namus, kur ežerai, kur rošia girios ramios. Bet šautuvas išvaro mus į žygį,
nenoriu būti aš kareivis, mama. Aš sapnavau, kad paskutiniu sykį girdėjau prie namų berželį šlamant. Bet liepęs šautuvas man šauti žmogų, nenoriu būti aš kareivis, mama. Aš taikytis žmogaus širdį nemoku, manęs tu neišmokei šitą, mama. Bet šautuvas į mano širdį taikos, nenoriu būti aš kareivis, mama. Aš grįšiu Lietuvon, aš tavo vaikas, virš kapo Lietuvoj berželis šlama. Čia šautuvas karalius valdomas, nenoriu būti aš kareivis, mama. Šis jo įrašas sulaukė virš 1000 patiktukų, virš 400 komentarų, kurie Adrijų palaiko. Originalus vaizdo įrašas, kurį jis įkėlė sausio 16 dieną, sulaukė 2000 patiktukų ir 282 000 peržiūrų. Palaikymą vaikinui išreiškė Jurga Lago, Jolanta Blažytė, Ugnius Kiguolis, Alvis Mozeris, jo dainą pasidalino ir Seimo nariai Remigijus Žemaitaitis, Valius Ąžuolas ir taip toliau. O dabar pasiekime rubriką. Top 3 savaitės komentarai. Trečioji vieta. Po vaizdo įrašų Valius Ąžuolas apie visuotinį nekilnojamo turto mokestį, organizuojamas mitingas prieš nekilnojamo turto mokestį, Kesijots pakomentavo: kieno turtas, jeigu jis pirktas, įsigytas už mano pinigus, o nedamokės 1% kasmet, gali būti atimtas. Lygybės santykis 1:99. Pamastykite, kas vyksta. Na iš tiesų, pagalvokime, jeigu už turtą esame sumokėję visą sumą, o jį galėtume prarasti nesumokėję, pavyzdžiui, 0,5% jo vertės. Antroji vieta. Šią savaitę kėlėm vaizdo įrašą, piketas prie Jungtinių Amerikos valstijų ambasados bei kreipimasis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą. Janin pakomentavo: šaunuolė Astra, linkėjimai nuo Amerikos lietuvių. Taigi, žmonės, kurie yra teisiami po 2021 metų rugpjūčio 10 dienos mitingo, lietuviai palaiko juos iš viso pasaulio. Pirmoji vieta. Šią savaitę kėlėm vaizdo įrašą. Valius Ąžuolas apie visuotinį nekilnojamo turto mokestį, organizuojamas mitingas prieš nekilnojamo turto mokestį. Neta pakomentavo: pakilkim aukštaičiai, pakilkim žemaičiai, pakilkim visa Lietuva. Na ir iš tiesų, pakilkim. O koks jums, brangūs žiūrovai, savaitės įvykis labiausiai įsiminė? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.